Grafija – vienintelis daugiasluoksnių plastikinių kortelių gamintojas Lietuvoje. Sumanėte įgyvendinti lojalumo programą ar pasigaminti dovanų čekių, nuolaidų kortelių, mokėjimo korteles, bankų kodų, slaptažodžių korteles. Organizacijos ar klubo nariams taip pat reikia kortelių. Ieškote, kas pagamintų elektroninius transporto bilietus, naujos kartos asmens tapatybės korteles. Jums reikalingi darbuotojų pažymėjimai su apskaitos sistema, vairuotojo pažymėjimai. O gal domitės SIM telefono kortelių pagaminimo galimybėmis? Plastikinės kortelės vis sparčiau užima įprastinių popierinių dokumentų vietą. Verslininkai ir valdžios atstovai supranta, kad tai patikimi, daugiafunkciniai ateities dokumentai. Naujos kartos plastikinėse kortelėse kaupiama informacija padeda daryti strateginius, inovatyvius sprendimus. Suprantama, kad užsakovai rinkdamiesi kortelių gamintojus vadovaujasi 3 pagrindiniais kriterijais – patikimumas, profesionalumas ir saugumas. Didžiuojamės, kad visą tai gali pasiūlyti mūsų specialistai, savo srities profesionalai. Jau dabar savo spaustuvoje mes galime pagaminti daugiasluoksnes plastikinės korteles, kurios iki šiol buvo gaminamos tik užsienyje. Mūsų spaustuvoje gaminamos kortelės savo kokybę ne tik nenusileidžia gaminamoms užsienyje, bet kartais net ir pralenkia. Užtikriname, kad jos atitinka aukščiausius kokybės ir saugumo reikalavimus. Mūsų klientai gali būti ramūs, jog viską nuo iki atliksime nepriekaištingai ir gims kortelė tokia, kokios jiems reikia. O jūs ar žinote, kaip gimsta naujos kartos plastikinė kortelė? Jau 13 metų veikianti spaustuvė Grafija, savo srities lyderė, nuolat esanti žingsnių priekyje. Šiandien spaustuvėje įdiegtos moderniausios technologijos, visų pajėgumu dirba įspūdingos spaudos mašinos. Spaustuvėje įdiegta daugiasluoksnių plastikinių kortelių gamybos technologija leidžia spaudos darbus atlikti ne kortelės paviršiuje, o jos vidiniuose sluoksniuose. Dėl šios priežasties kortelės yra labiau apsaugotos nuo klastojimo ir atsparesnės fiziniam poveikiui. Esame vieninteliai daugiasluoksnių plastikinių kortelių gamintojai Lietuvoje. Galite būti tikri, jog nuo pat pirmųjų sekundžių jūsų užsakymą koordinuoja patyrę ir patikimi vadybininkai, kurie užtikrina, kad viskas nuo iki būtų atliekama nepriekaištingai ir specialiai jums. Pagal jūsų pageidavimus gaminys aprašomas ir perduodamas gamybos skyriui. Gamybos skyriaus darbuotojai jūsų produktui parenka optimaliausią gamybos technologiją ir rezervuoja gamybos laiką. Tuomet maketas keliauja į repro centrą, kur dizainerių sprendimas įkeliamas į gamybos procesą. Spaudos lapuose išdėliojamas kortelės failas, išskaidomos spalvos ir pagaminamas kontrolinis atspaudas. Jeigu kontrolinio atspaudo vaizdas sutampa su grafiniu projektu, nedelsdami gaminame spaudos formas, naudojamas tolimesnėme spaudos procese. Būsimos kortelės vaizdas yra spausdinamas ant įvairių plastiko rūšių, vienu metu atspausdinant visas reikalingas spalvas. Tai užtikrina aukštą kortelės grafinio vaizdo kokybę. Spaudos kokybė kontroliuojama visą laiką. Nuolat žiūrima, kad į kortelę nepatektų pašalinių objektų ir į tolimesnę gamybą nepapultų brokuotų lapų. Praėję visą kokybės kontrolę, kortelės sluoksniai surenkami į vieną rinkinį. Nors kortelė atrodo kaip vientisas gaminys, ji susideda iš kelių sluoksnių. Tai tarsi savotiškas sumuštinis. Tam, kad visi sluoksniai taptų vientisu plastiko gaminiu, jie yra sulydomi aukštoje temperatūroje, naudojant didelį spaudimą. Po sulydymo iš lapo specialiais peiliais iškertamos plastikinės kortelės. Po kirtimo vėl atliekama kontrolė. Kontroliuojama kirtimo kokybė, kortelės storis, grafinio vaizdo atitikimas ir pozicija. Pagal jūsų pageidavimus korteles galime pagaminti su holograma, numeracija, kontaktiniais ir nekontaktiniais lustais, magnetinė juosta. Kortelėje gali būti įrašomi asmens duomenys pagal pateiktą informaciją. Galimas asmens duomenų spausdinimas termografiniu ar embossingo būdu, graviravimas lazeriu. Jeigu kortelėje reikia įdiegti kontaktinį lustą, joje išfrezuojamas kavitetas, į kurį tas lustas bus įmontuojamas. Galiausiai pagamintas korteles supakuojame į PVC plėvelę. Kartu galime pridėti kortelės naudojimosi instrukciją arba jūsų reklaminę medžiagą. Spaustuvėje Grafija per vieną pamainą galime pagaminti iki 50 000 plastikinių kortelių. Savo spaustuvėje jau esame pagaminę nuolaidų ir lojalumo korteles, bankų kodų,
ir slaptažodžių korteles, darbuotojų pažymėjimus su apskaitos sistema, įvairių klubų, organizacijų korteles, elektroninius transporto bilietus, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės korteles, Lietuvos studento pažymėjimus, Lietuvos valstybės tarnautojų pažymėjimus, mokėjimo korteles. Pasitikėkite spaudos ekspertais.